but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will live as one. Peace, my brothers. Visų pirma, kad būtų kultūringiams, aš norėčiau, kad jūs padėkotumėt mūsų nuostabiems atlikėjams Rafailas Karpis, ir dar trys puikus muzikantai Kęstutis Vaiginis, saksofonas, Arman Isojan, kontrabosas ir Paulius Volkovas gitara. Ačiū, džentelmenai, atsipūskit su pradžia daug kūrinių, pailsėkit, paskui mums jūsų pagalbos reikės. Taip. Visų pirma, noriu instruktuoti, nes dabar atrodo, kad tai tampa jau tokia reikalinga tradicija, kad trys svarbus aspektai yra šiandieną, kad prieš prasidėdančiam renginiui. Tai yra sankcionuotas renginys, skambanti muzika yra gyva ir kalbos, kurios skambės čia nuo improvizuotos scenos, nėra suderintos su publika, taip kad visko galim tik žinot, bet mes jūs įspėjome, jeigu ką. Tikėsimės didesnių ekscesų nebus ir, žinot, puikiai diena. Ir aš matau viziją, kad mes šiandieną žengėme dar vieną žingsnį link tokio fantastiško miesto, kuriame bus daugybė garsių roko istorijos muzikantų, skulptūrų, biustų, paminklų. Žmonės ilgainiui važiuos į Vilnių, kad matuotų žingsnius nuo Bon Scotto iki Roberto Blanco, nuo Jimio Morrisono iki Miko Jaggerio, taip pat eis pamatyti Algirdą Kaušpėdą. Žodžiu, ilgainiui čia bus daug tų skulptūrų, fotografuosis, visi atvažiuos į Vilnius, kai bus rock'n'rollo meka, piktavaliai vogs tas skulptūras, mes juos gaudysim, bausim ir klėstėsim. Ir šiandieną tas vienas iš svarbių žingsnių žengtas, kadangi, aišku, toks įspūdingas miestas be Džono Lenono skulptūros neįsivaizduojamas. Ir yra ypatinga diena. Apie pačią skulptūrą dar šiandieną kalbės ir kūrėjai, ir pamatysit, išgirsit, patys įsitikinsit netrukus, koks stebuklas, kokia šiluma yra skleidžiama nuo pat materialaus paties daikto. Tai yra didelė paslaptis, kuri netrukus bus jums atskleista. Tačiau prieš tai aš norėčiau suteikti žodį Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui. Kuo Vilnius yra labai gražus ir kuo jisai labiausiai pagražėja, kai atsiranda kas nors tokio visiškai ne į temą. Pavyzdžiui, Franko Zappo skulptūra ne į temą buvo, bet tai netrukdo būti viena iš labiausiai fotografuojamų vietų visose žinynuose ir labai išgarsinusi Vilnių. Tai pripažinkime, Džonas Lenonas nebuvo lietuvis, nesilankė Vilniuje, nedainavo apie Vilnių ir netgi lietuvės merginos neturėjo, kiek žinau. Ir netgi apie Oslą nelabai dainavo ir su Oslu nieko bendro neturi. Bet ko gero tame ir žavesys yra, kad iš viso to galima pamatyti tokią staiga gimstantį kažkokį naują darinį ir tvarimą. Tai aš pripažinsiu, kad nemačiau, kaip atrodė ta skulptūra, kaip atrodė jinai, bet tikiuosi, kad jinai labai graži ir labai tik šitai vietai. Ir iš tikrųjų daug žmonių yra, kurių energija prisidėjo prie to, kad atsirastų tokie dalykai apskritai Vilniuje ir konkrečiai Džono Lenono skulptūra. Bet kadangi mane čia Saulius Paukštys pakvietė ir aš žinau, kad jisai tikrai vienas iš tų žmonių, kuris entuziastingas yra, tai aš tokius simbolinius marškinėlius atsinešiau su Džono Lenono žodžiais, kurie man atrodo labai tinka šitai progai, tai Sauliui norėsiu juos padovanoti. Manau, kad labai... All you need is love. Sveikinu visus. Marškinėliai nepereinami greičiausiai, vienas žmogus ir nešios. Meras, aišku, drąsiai kalbėjo apie tai, kad Džonas Lenonas nesilankė Lietuvoje, apie jo ir moterų santykius, kadangi mes visi žinom, kad kiekviena žymybė turi lietuviško kraujo, priklauso kokia karta ir panašiai, taip kad nebūkim tuo tikri ir garantuoju tikrai atsirastų kažkokia lietuviška istorija. Bet, aišku, mes šiandieną kalbame apie patį faktą ir, žinoma, ta proga netrukus žodį tars ir
Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje yra David Hunt. Dear Mayor, dear ladies and gentlemen, distinguished guests. Brangus gerbiamas merė, gerbiami svečiai. I'm personally delighted to be present at the inauguration of this John Lennon sculpture today. Asmeniškai labai malonu, kad aš galiu būti šioje vietoje inauguruojant atidarant Johno Lennono statulą. I would like to say a very big thank you to the sculptor Jonas Gincevičius for making such a wonderful piece of art, and to the initiator of this project, the photographer Saulius Paukštys. Labai esu dėkingas Jonui Gincevičiui, skulptoriui ir taip pat iniciatoriui šio projekto Sauliui Paukščiui. Ladies and gentlemen, John Lennon will always be remembered for his wonderful music, but also for his activism for peace. Lennon was the preeminent anti-war activist of his time. He wasn't afraid to speak up, and his anti-war songs, including Imagine and Give Peace a Chance, still endure today. Lennoną mes laiką prisiminsim kaip puikų muzikantą, puikų muzikos kūrėją, tačiau jį taip pat prisiminsim kaip aktyvų žmogų, kuris kovojo už taiką. Lennonas buvo prieš karą, aišku, prieš karą aktyvistas ir jisai nebijojo kalbėti šią temą ir mes jau žinom, kad sukūręs keletą tokių dainų, kaip vienas yra Imagine ir kitas Give Peace a Chance. John Lennon was more than just an activist, he was quite simply a one-man cultural phenomenon. His influence is still felt all over the world, including of course here in Lithuania. He died 35 years ago, but his ideas and music are still with us. Johnas Lennonas, jisai nebuvo tik tai, aišku, minties aktyvistas, jisai buvo paprastas kaip kultūrinis aktyvistas, galima sakyti. Ir jo įtaka yra jaučiama visame pasaulyje, negi ir čia Lietuvoje, ir negi po 35 metų, 1980 metais jisai mirė, ir jo idėjos ir muzikos yra dar su mumis. John Lennon once said, "My role in society, or any artist's or poet's role, is to try and express what we all feel. Not to tell people how to feel, not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of us all." Johnas Lennonas yra kartą pasakė, kad mano rolė šiame pasaulyje yra, kad tiek kiekvienas kūrėjas, kiekvienas poetas, kad galėtų išreikšti tai, ką jisai mano. Ir ne tik tai, ką jaučia, bet jisai iš tiesų nebuvo kažkoks tai kaip pamokslininkas, kaip lyderis, tačiau jisai tiesiog atspindėjo visus. So in that spirit, I would like to applaud Jonas and Saulius for what they've achieved here. I hope that this sculpture helps to inspire a new generation of young artists in Vilnius, and that the people of this fine city enjoy coming to this spot. Ačiū. Norėčiau padėkoti Jonui ir Sauliui tai, ką jie padarė. Ir tikiuosi, kad šitas skulptūra paskatintas kitas kartas jaunus menininkus Vilniuje toliau kurti. Ir tikiuosi žmonės, kurie čia ateis, jie džiaugsis šią vietą. Ačiū. Ačiū Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje ir Davidas Huntas, o mes dabar judame prie žmogaus, kuris be abejonės jau buvo šiandieną nekartą minėtas ir iš tikrųjų yra gerai to žodžio prasme pakvaišęs menininkas, svarbiausia, kad jisai su savo milijoniniam idėjom, kai kurias iš jų iš tikrųjų ima ir įgyvendina. Ir tai yra labai svarbu, ir mes esame to liudininkai, žinoma, tai yra Saulius Paukštys, pasitikite. Šiandien mums, tiems, kurie šitą projektą vystė beveik 2 metus, yra labai džiugi diena. Šiandien atidengsime puikią Jono Gincevičiaus skulptūrą. Ir tą progą norėčiau visiems padėkoti, kurie padėjo, kad mūsų sumanymas virstų
realių dalykų. Tai dėkoju visiems sponsoriams, visiems rėmėjams, visiems žmonėms, kurie prisidėjo geranoriškai, kiek tik tai leido jų jėgos. Tai dar kartą sveikinu visus ir tikiuosi, kad Džono Lenono skulptūra padarys Vilnių gražesnį ir taikingesnį, kaip ir norėjo Džonas Lenonas. Ačiū, Sauliau, jūs nepabėgit, kadangi dar yra klausimų. Pasak legendos, kuri tvyro ore, mes kol kas kalbam apie Lenono maišę, ar ne? Bet kada mes atidengsim, pamatysim, kad ten yra tam tikrų paslapčių. Sako, kad ta skulptūra turi gydomųjų savybių, ar tai tiesa? Taip, kaip šiandien mes su Jonu diskutavome, kad jeigu iš labai arti tą skulptūrą tyrinėti, tai galima sugaišti, gal net visą dieną, joje pilna visokių faktūrų, visokių slaptų ženklų ir ypač ta gėlė Lenono akyje, kaip Martynai ir sakai, turbūt turi kažkokių magiškų galių, reikia ją paliesti, švelniai paglostyti ir jūsų norai išsipildys. Taip, kad tai yra įrodyta, kadangi buvo bandymas atliktas ne su gyvuliais, su žmonėmis, savanoriais. Ir ilgainiui mes pamatėm, kad jiem iš tikrųjų sektis pradėjo gyvenime. Ir šiandieną netgi žiūrėkit, atidengimo proga, baigėsi žiema, prasidėjo pavasaris. Ir štai tokie sutapimai nėra atsitiktiniai, tai yra vien tik tai dėl to, kad mes turime šiandieną tokią nuostabią šventę. Ir aš tiesą pasakius dabar norėčiau paskambinti vienam žmogui, kuris taip pat dalyvavo šios skulptūros kūrime nuo pat pradžių, tačiau šiuo metu jo nėra čia, jis yra mūsų draugiško Izraelio žemėje. Ir aš kalbu apie ilgamžį Rotušės cementmeisterį Saulių Pilinkų. Turėtų pakelt ragelį. Aš nežinau, bandysim su garsu, ar ne? Jisai žino, kad Sauliau, kalbėkite, jūsų klauso visa Respublika. Nuostabioji Respublika, brangioji Lietuva, ypač esanti Mindaugo gatvėje, prie Oslo, namų prie Meno erdvės. Fantastika, kad šiandien dabar šią akimirką nenušvito saulė, kai jūs pradedat šitą gražų įvykį. Bet matosi, kad jūs su Mosadu bendradarbiaujat, viską matote, ne? Iš tikrųjų taip, iš tikrųjų tie 4000 kilometrų tai nėra toks didelis atstumas. Labai smagu, kad apie džiugų įvykį žino ir šitoj šalyje, aišku, ne šimtai ir ne tūkstančiai, kur tikriausiai žino tėvynėje, bet žino. Džiaugiuosi, kad toks gražus būrys susirinko, nes aišku, ir tos minėtos agentūros žmonės šį vydą yra pasakę. Man yra simboliškai tai, kad 95 metų gruodžio 17 atidarėme Kalinausko gatvėje, dalyvavo Algis Kaušpėdas ir žinau, kad jis čia irgi šiandien yra. Jūs viską matote. Yra tai, kad tie visi geri žmonės, kurių dėka tai turėjo įvykti, įvyko, jie irgi yra visi ten, aš puikiai žinau, girdėjau jau net pusę ausies, neslėpsiu Rafailo balsą, kai dar tik tai rinkosi publikas. Ačiū Kirijui, kuris laiku suprato ir teisingai suprato, kad tai turi būti. Labai nuostabus ir tą puikiai matote visi Jonas Gencevičius, kuris ne tik vieną šį puikų kūrinį yra padaręs. O svarbiausia, valio, Sauliui Paukščiui, kurį myli, žino ir pažįsta visi. Ačiū Martynai. Taip, jūs turbūt girdite audringus plojimus dabar, kurie vyksta. Ačiū. Ačiū Sauliui Pilinkui, Rotušės ceremonmeisteriui, jisai ir čia visą laiką stebi gyvenimą, prižiūri, kad viskas būtų teisingai ir ačiū jam už tai. Dabar mes norėtume pakviesti sceną dar vieną žmogų, tai yra Oslo namų direktorių, kuris yra šios erdvės ir šeimininkas, tai yra Egidijus Damulis. Labadiena visi svečiai. Iš tikrųjų, mums, kaip šios teritorijos vystytojams, yra didžiulė garbė, kad vieta legendiniam muzikantui Džonui Lenonui atminti ir įamžinti yra būtent čia, Oslo namų skvere. Atsiprašau nuo šios dienos John Lennon skvere. Galbūt simboliška ir tai, kad su revoliucija, matyt, muzikoje siejamam muzikantui skulptūra yra būtent čia vietoje ir
teritorijoje, kuri kažkuria prasme irgi išgyvena revoliuciją. Todėl, kad prieš keletą metų čionai buvo vien sandėlė, o šiuo metu pritraukia ir gyventojus, ir verslą, ir iš tiesų tampa traukos tašku. Aš labai norėjau padėkoti šios idėjos organizatoriui, tai ir Sauliui Paukščiui, ir skulptoriui Jonui Gencevičiui, ir krūva kitų žmonių, kurie iš tiesų visą energiją ir širdimi prisidėjo prie šios, kaip meras sakė, netikėtos, ganėtinai drąsios idėjos. Bet džiugu, kad po beveik 2 metų laikotarpio mūsų kartu darbas tapo puikiu rezultatu. Ir mes kaip vystytojai šioje teritorijoje turėjome keletą tikslų. Tai nebuvo vien pastatyti pastatus. Iš tiesų norėjome pritraukti kultūrą, meną, muziką prie žmonių. Nes ir tokiu būdu išplėsti kultūrinį akiratį ir pritraukti jį arčiau iš senamiesčio, būtent į šią naują vietą. Tai norėjau pasidžiaugti šią gražią dieną ir nebejoju, kad šis naujas taškas, šį naują tašką pripažins ir miestiečiai, ir galbūt net miesto svečiai, įtraukdami būtent šią skulptūrą į lankytinų taškų žemėlapį. Ačiū visiems. Ačiū ponas Egidijau, ir dabar aš kviečiu taip pat jūs ir Saulių Paukštį ir gerbiamą merą, taip pat ambasadorių atidengti, ir mes netrukus pamatysime, kas čia yra, atidengti paminklą. Be ambasadorius meras šiandieną jau pasitreniravęs, jis antrą, kiek suprantu, skulptūrą atidengė, ar ne, su Suomijais buvo repeticija, čia dabar su Britais iš Liverpoolio. Taigi, netrukus paminklo atidengimas, skambant muzikai.
mūsų šventė tęsiasi, dabar prasideda taip vadinamas turbūt tas laisvas laikas, kad jūs galite prie pagrindinės šios dienos žvaigždės, prie Džono Lenono skulptūros fotografuotis, išbandyti tas gydomasias galias, paliesti tą gėlę ant jo dešiniosios akies ir laukti rezultatų ne iš karto, galbūt kai kam kad pasiseks iš karto pajusti šilumos pliūpsnį ir geros nuotaikos, kitiems reikės pagalvoti. Bet kokiu atveju galima tyrinėti užrašus, praslėptas salūnas, ten reiškia, atsiras ir gyvuojančių giliau ir raštus žmonių apie šios štai pirmasis palietimas akies kaip alpsta iš laimės, švietimas vyksta, Indija nereiks važiuoti. Bet kokiu atveju Vilniaus rajono Vilniaus miesto privatus Džono Lenono paminklas šalia Reikjaviko, Žarūkų, Dabar priesti ir Viktorą Sodeiką, Jono Meko vizualiųjų menų centro vadovą, kuris Aš galiu irgi, mano geresnis, bet išlieka. Žmonės viską girdė, tiesiog žiūri ten, klauso čia. Ačiū. Dar man gerai? Ne, tai gerai, čia labai gerai. O, gėlytę paliesti? Gėlę palieskit. Artūrai, gėlę palieskit. O, nušvitimas. Sakoma, koks ryšys tai aš tik šiuo klausimu norėčiau pasisakyti. Ryšys yra gana gilus. Jeigu prisimintume 64-69 metus, draugauti su susipažinus su jo planais. Tai svarbu žinoti tai, kad vienas garsiausių to meto pasaulio lietuvių Jurgis Mačiūnas, Lietuvos judėjimo pirmininkas, buvo pilnai užbūręs Jono Meko savo tikėjimu, o vėliau jie abu, Jurgis Mačiūnas ir Jono Meko, pilnai užbūrė Žemę. Tai, kad mes tai paskaičimas, tai kovotojas prieš smurtą ir tai papildoma prasme, kodėl jie turėtų Lenoną Vilniaus piliečių. Tikiuosi, kad jam Vilniaus piliečių tapti nebereikės. Jis jau jo yra. Ačiū visiems uždėmesį ir visus pristatymus. Ačiū Gintarui Sodeikai. Mes tęsim mūsų šventę ir čia yra aparatas, kuris pristatytas, jis baisiai atrodo. Labą dieną. Čia vaikai adresas galės ir visų pasisakyti. Mažakas ir teisus pradėsit ten. Prašau, čia apvailai tęsti šį vatą. Labai smagu man galėti pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad Vilniuje stovi paminklas mano mylimiausiam muzikantui Džonui Lenonui. O dabar porą žodžių apie tas dainas, kurias mes jau dainavom. Šiandien neatsitiktinai sudėliojom repertuarą ir pradėjom jį nuo Strawberry Fields Forever, kadangi būtent taip vadinasi vaikų prieglauda, prie kurios užaugo Džonas Lenonas ir į kurią dažnai užsukdavo pasižiūrėti, kaip ten sekasi jos gyventojams. Antras kūrinys buvo Imagine. Imagine tai tikriausiai pirmas savarankiškas Džono Lenono hitas, jau išėjus iš grupės The Beatles, nes prieš tai kūrinius jis rašydavo pats, bet jie vadindavosi kaip bendrai sukurti kūriniai su Paulu McCartney, nors aiškiai buvo galima suprasti, kad Strawberry Fields yra jo, o kiti kūriniai yra McCartney. Kitas kūrinys, kurį mes dainavom, toks ganėtinai nebūdingas Džonui, buvo gimęs 1974 metais ir vadinasi Whatever Gets You Through the Night iš albumo Walls and Bridges, kai Džonas buvo trumpam pabėgęs nuo Joko
ir tas trumpam tęsiasi maždaug 18 mėnesių. O pabaigti savo kuklų pasirodymą mes norėtumėm kūriniu, kuris tarsi buvo pradėjęs naują puslapį Lenono kūrybą, jis taip ir vadinasi Starting Over, tarsi mes pradedam viską iš naujo, bet dėja tai buvo kūrinys iš paskutinio jo albumo, nes tai yra kūrinys, kuris skambėjo albume Double Fantasy, netrukus po kurio išleidimo Džono ir beje neliko. Bet jo dainos su mumis ir dabar su mumis ne tik jo dainos, bet ir paminklas. Our life together, it's so precious. We have